kaip sakant, mums bedirbant 30 metų daug labai pasikeitė ministerijoje, išskyrus Lolitą, labai daug darbuotojų, daug pasikeitimų. Va, tai gal nežinot, tai mūsų asociacija buvo vienintelė ir nepakartojama kažkadaise, jinai labai aktyviai dalyvavo, reiškia, dėl legalizavimo. Tam ir buvo sukurta 94 metų spalį, tai vat šiemet 30 metų bus. Tai kita naujiena yra tokia, kad mes pertvarkėm įstatus, pertvarkėm struktūrą ir mes nebeatstovaujam verslo grupėm, mes vadovaudamiesi ekspertiniais dalykais, kitų rinkų pavyzdžiais, paprasčiausiai atstovaujam viešą interesą. Tai yra kažkur pusmetis. Va, tai pas mus yra pasikeitimų. Šiek tiek lošimų paplitimo tyrimai, net tie 3, kurie atlikti, reiškia, Riomerio vienas, reiškia, Gedimino technikos universiteto, jie iš tikro kažko tai tokio nerodė. Tai yra vienas dalykas. Nieko tokio neparodė, dėl ko čia reikia kažką daryti. Va, tai vienas dalykas. Kitas momentas, ten jie, kai siūlė savanoriškai tą vykdyti, tai tada, reiškia, parašė, kad čia Danijos pavyzdys. Danijoje 24 000 automatų yra, o gyventojų 4,5, tai Lietuvoje žymiai mažiau, 24 000 su pavieniais ir taip toliau. Ir tik 6 lošimo namai. Va. Tai, sakykime, mūsų manymų tai visada turi konkrečiai būti pasakyta dėl ko. Tai šiuo atveju aiškumo iš tikro nėra. Ir to labiau, kad įstatymą sugalvota perkelti tada, kai vienas pilietis tiesiog apsivogė. Kai vogė 5 metus ir niekas nematė. Tai čia jokio ryšio nėra tarp to. Tas mūsų stebina, nes panašu, kad yra kažkokių tai, tokių, sakykime, keistų dalykų. Va, tai vienas dabar. Kitas, aš supratau, aš gavau iš jūsų atsakymą ir, kaip sakant, esu patenkintas. Va, dabar yra kitas klausimas, reiškia, kur jūs matot iš vis priežastinį ryšį? Va, kame reikalas yra iš viso tos, sakykime, savotiškos problematikos kilmė, iš kur visą tai eina. Dėl ko mes turim kažkokių tai, sakykime, problemų. Va, nes sveikatos realių problemų, tokių, kaip sakant, rimtų, tai jau įrodyta, jų praktiškai tikrai labai nedaug yra. Va, kaip sakant, daugelį metų buvo ant to važiuojama ir paaiškėjo, kad tai tikrai yra burbulas, konkretus. Tai va, dabar prie socialinių dalykų. Gerai, tai konkrečiai. Kur? Apklausos kažko stebuklingų pasikeitimų nerodo. Turiu omeny ne apklausos, o tie validūs tyrimai. 3. Negali pasakyti, kad jie visi pirkti. Nėra taip. Suprantat, valstybė pati užsakė, reiškia, per sveikatos ministeriją. Tai va, tai vėl kyla klausimas, kur jūs matot priežastinį ryšį, ministerija pati. Kas čia generuoja, kas čia yra, kur daugiausia jų yra ir kodėl yra. Jeigu imamasi priemonių, sakykime. Paskui jau mes pereisim prie projekto, žinokit, jau kalbės konkrečiai, pagalvos, reiškia, pastabas, bet man tiesiog įžangai. Tai aš versle šitam 37 metai. Žaidimų automatais ir lošimų automatais. Tai 307 metai. Mano bendras stažas yra 47 metai. Tai noriu pasakyti, tik tai per 10 metų supratau, kas prie ko. Valstybiniam reguliavime, kodėl ir taip toliau. Tai aš pats įsivaizdavau, kad aš labai protingas, ar ne, kurį laiką, bet praėjus 10 metų aš supratau, koks aš kvailas buvau iš tikrųjų kažkadaise, ar ne, ir tikrai tas darbas ir tie kontaktai su įvairiom institucijom, ne Lietuvos, ir jūs žinot turbūt, kad buvo Lietuvos delegacija, Seimo narių darbo grupė ir verslo, buvo Britanijos, reiškia, lošimų komisijoje nuvykę daugiau nei 10 metų.
buvo, reiškia, suderinta House of Commons, parlamente susitikimai su komiteto nariais, bet nukreipė į ministeriją, pas jos švietimo mokslo ministerija yra pagrindinė šitiem reikalam, lošimam, loterijom ir tikrai, kaip sakant, tuo metu rengiamas projektas tikrai pilnai atspindėjo nuo tos valstybės, kaip sakant, gairės, bet nieko nepavyko, reiškia, įgyvendinti Lietuvoje. Tai dabar eidamas toliau, kadangi tikrai ta patirtis didelė, tai dalyvau visuose praktiškai procesuose, kurie vyko Lietuvoje paskutinius kelis dešimtmečius, iki legalizavimo, nuo legalizavimo ir tikiuosi, kad nebus po uždraudimo kada nors va šita veikla. Vat. Tai ką mes matom? Nu, iš tikrųjų, jeigu palyginus iki nuotolinių legalizavimo, tai iki 16 metų sausio 1 ta situacija ir matant dabar po 8 metų situaciją, tai jinai iš tikrųjų kardinaliai yra pasikeitusi, kardinaliai yra, reiškia, dominuoja nuotoliniai lošimai, vartojimas paaugo 3 kartus, bet sakau, tie tyrimai, jie nerodo, kažko tai tokio, bet iš principo yra ir priežastinis ryšys, kodėl jie išaugo 3 kartus, tai antžeminiai, tie, kurie, reiškia, turėjo apie 700 milijonų statomų sumų, tai jie dar mažiau dabar turi, o padidėjo ten iki 2 milijardų statomos sumos, čia ne bendrosios pajamos, statomos sumos, neatmetus, reiškia, išmokėjimų. Tai akivaizdu, kad šitas tikrai paskatino trigubai vartojimą, tas akivaizdu, iš tikrųjų. Čia tik klausimas, ant kiek ta visuomenė atlaiko šitą ir ant kiek atitinka tie, pavadinkim, rodikliai, europinius rodiklius, kurie maždaug, kaip sakant, yra nustatyti, sakykim, ir vertinami kaip pavojingi, nepavojingi, vidutiniai ir taip toliau. Tai mes matom, kad nuotolinių plėtroj tik tai išimtinai ir žino visi iš tikro, kas yra riboti, neriboti, reiškia, parametrai, reiškia, automatuose ir kitose veiklose, sakykim, rūšyse. Ir kas gavosi? Gavosi taip, kad didžiąją dalį nuotolinių, kurie užima 80 daugiau procentų rinkos šiai dienai, užima būtent kazino paslaugos, kurios ant žemės yra nuo 700 iki milijonų tūkstančių aptarnauja vienas lošimų namas. Tikras. Europai. Tai aš prie ko vedu, tai jūs galite įsivaizduoti, kiek lošimo namų atsirado nuotolinių būdų su tūkstančiais automatų, 100 stalų ir tu gali varyti iki pamėlynėjimo. Tai esmė ta, kad iš tikrųjų ta vieta, milžiniški statymai, milžiniški laimėjimai galimi ir didžiuliai greičiai, jie iš tikrųjų sudaro didžiulį atraktyvumą. Taip, ir prieinamumą. Tai ir rizika labai didelė. Ir galiu pasakyti, iš tikrųjų, gavosi taip, kad rinka transformavosi visiškai į kitą variantą. Iš tikrųjų į socialiai, sakykime, rizikingą variantą ir tuo pačiu rizikingą plovimo atžvilgiu, kadangi tik tai kazino realiai industrijoje galimi labai dideli laimėjimai ir galimi dideli statymai labai. Tose, reiškia, kitose rūšyse, kaip tie automatėliai ir dar, tai iš principo iki 50 euro centų ir, reiškia, 100 eurų. Tai jų palyginti net neįmanoma iš viso. Tai dėl to mes matom nuotolinį erdvėje kokį vaizdą, kad, sakykime, B automatų statymai 1,3%, o A kategorijos ten apie 70-61. Tai tokie dalykai yra. Tai esmė ta, kad, sakau, tas visiškai transformavosi, turėjo milžiniškos įtakos į vartojimą, į pinigų plovimo prevenciją, iš tikrųjų, nes tų operacijų labai padaugėjo, iš tikrųjų, nes ant žemės Lietuvoje 16 lošimo namų tikrų. Ir paskutinis, tai turėjo milžiniškos įtakos į kai kurių lošimo rūšių veiklą. Milžiniškos įtakos, nes jie pradėjo trauktis labai stipriai. O darbo vietos yra sukoncentruotos būtent ant žeminiuose lošimuose. Būtent juose, o ne nuotoliniuose. Tai aš prie ko vedu. Dar yra loterijos. Tai čia Liutauras pakalbės. Jos irgi iš principo, kaip sakant, artėja prie lošimų labai sparčiai per internetą.
per nuotolinius, reiškia, lošimus, per greitasias momentinės loterijas, čia jokios paslapties nėra, kad ten ta grafika skiriasi. Tai čia, kaip sakant, didelės įtakos tas neturi. Bet iš principo žmogus stato, gali statyti daug, procesai vyksta greitai ir taip toliau. Ir tai yra labai panašu iš tikrųjų, jis rizikuoja ir taip toliau. Tai va, tai ką norėjau, tą aš jums pasakiau, kur priežastys glūdi, tai visiškai yra akivaizdu ir akivaizdu, kaip elgiasi brandžios valstybės. Tas irgi yra žinoma. Tai va, tai Vokietijoje, jeigu taip kalbėt paprastai, va tą dalį, kuri labai rizikinga, tikslų, reiškia, socialiai apsaugoti žmonės, tikslų apsaugoti antžeminius lošimus nuo šitos invazijos baisios, paprasčiausiai kazino industrija uždrausta nuotolinėje erdvėje. Neleidžiami šitie dalykai, reiškia, live stalai gyvo lošimo, neleidžiami internetu, neleidžiami, jo, būtent gyvi transliacija iš lošimo namų, kur tu tiesiogiai pats dalyvauji per nuotolį. Tai draudžiami ir iš kitos pusės, reiškia, limitai, tai čia aišku, bet įvesta yra, kad iki 1 euro maksimaliai gali pastatyti ant mašinos. Viskas. Ir jeigu pažiūrėti, pavyzdžiui, mūsų rodiklius, ką mes turim ir kaip jie keitėsi per krūvą metų, tai viskas matosi, kaip tas atrodo. Dabar kitas momentas gavosi taip, kaštų struktūra milžiniškai skiriasi tarp nuotolinių ir antžeminių, milžiniškai skiriasi. Tokiu būdu išėjo taip, kad kai kurios bendrovės, kurios iš tikrųjų užvaldė rinką dėl vienokio ar kitokio priežasčių, turi milžinišką viršpelnį. Turi 56 procentus, 46 tuo pačiu metu kažkokie B automatai, jeigu jūs paimsit bendrovių balansus atskirus, reiškia, pagal rūšis, ką bendrovė vysto. Ten tokią rūšį, tokią. Mes darom šitą, bendrovės daro pagal rūšis, tai jūs pamatysit pelningumą 6 procentai. Turbūt dar mažiau, nes jūs įsivaizduokit, jeigu lažybų punktas turi 9 000 bendrųjų pajamų per mėnesį, atmesk 20 procentų mokestį, jau lieka 7,2, 3 darbuotojai dirba, nuoma, šildymas, kas jam lieka? 500 eurų gal lieka. Tokie va dalykai ir eik į tarybą, gauk sutikimą. Tai yra neįtikėtini dalykai. Automatai ten 13 900, o lošimo namai 169 ar kiek tūkstančius per mėnesį. Tai yra esminis skirtumas. Esminis. Tai aš prie ko vedu, visą tą turi būti dalykai labai stipriai išanalizuoti. Visgi pagal kiekvieną bendrovę, ką jin vysto, kaip atrodo, susidarysit bendrą vaizdą ir tada galima kažką tai daryti. Nes dabar gaunasi, reiškia, nuotoliniai turi savo ypatumus. Ir sakau, jeigu bendrovė yra užvaldžiusi didžiąją dalį rinkos, jinai nežmoniškai pelningai dirba, nes kaštų turi nedaug kaštų santykinai. Tai sakau, siekia net virš 50 procentų. Tai yra neįtikėtini skaičiai. Tai tu gali tik progresinių mokesčių sistemą išimti tos pinigus, nes normali sistema nebefunkcionuoja visai. Nes jeigu didinsi daug visiems, tai bankrutuos tie smulkesni ir viskas, jų tiesiog neliks. Tai čia tikrai kruopštus labai darbas yra. Tai mes tikimės, kad vis tiek, kaip ten bebūtų, baigęs tą kadenciją jau tobulėja, bet aš galvoju, kad šitas darbas yra antiek rimtas, kad imtis patiem atsakomybės už visą šitą, tai yra, aš sakyčiau, irgi rizika savotiška. Tai mes matom ir patvirtins, ir gaila, kad nebuvo to kontakto su kita asociacija, aš manau, kad čia turėtų būti kažkokia darbo grupė rimta, pasidalinta atsakomybė, kažkaip tai, kažką tai daryti, nes šiaip tai jūsgi pati matot, kiek vystosi, tik tai sugriežtinimai buvo. Tai dabar jau dar didesni, bet taip negalėtų būti iš tikrųjų. Jeigu viskas teisingai daroma, tai tas turėtų ilgai laikyti savo vietoje. Ir dabar, žiūrėkit, vienas padarė pertvarką 21 metais iššoko vėl pagal kažkokį įvykį, reiškia, kai mane sulaikė. Jis padarė pertvarką per 3 mėnesius. Kas iš to gavosi ir kas gausis, tai mes pamatysim, bet jau dabar yra aišku viskas. Rezultatai priešingai. Tai aš prie ko ir vedu. Čia tokie dalykai, kad
Va, tai aš tikrai noriu tik pasidžiaugti dėl jūsų išvadų, kurias jūs parašėte Seimo narių, kaip sakant, tiem pasiūlymam, nes, kaip sakiau, žmogus jokio supratimo neturi, bet jisai teikia siūlymus iš kažkur, tai tiesiog jo. Tai va, aš sakau, per pirmus 10 metų nesupratau dar nieko. Va, tai kažkaip tas keista. Ir va dėl to gaunas kiekvieną kartą vis iš naujo ir visą laiką griežti. Tai gal priešingai reikia kažką tai atleisti, kažką sugriežtinti, nebūtinai visus sugriežtinti. Čia reikia labai žiūrėti dėmesį. Va. Ir jūs tikrai labai gerai padarėt, kad nors šiek tiek mes susisiekėm ir galim kažką pakalbėti truputį. Nes, pavyzdžiui, aš ką matau, tai akivaizdžiai, 8 metus dirbo šitą nuotolinių, nes ta žemė iš vis čia nieko dėta praktiškai, kadangi jinai net sumažėjo jos pajamos ženkliai, nepadidėjo. Ten lažybų punktai jau ten iš viso, tie salonai jau pakeliui irgi. Dar porą variantų ir turbūt jų neliks po kiek laiko. Tai nes reiškia, ant tiek atraktyvūs tie kazino lošimai, kad jie viską užspaudžia. O iš kitos pusės tai ribojimai, jie tam ir buvo padaryti, kad būtų buferis, kad žmogus per tą laiko vienetą negalėtų išleisti bet kiek pinigų. Negalėtų. Ir iš tikrųjų taip ir yra. 1000 eurų išleisti B kategorijoje per mėnesį, tai sudėtinga. Va. O šitas pilietis kazino industrijos išleido per 5 metus 40 milijonų. Tai čia reiktų 100 metų žaisti. Va. Ant B kategorijos automato 1 milijoną eurų galima išleisti per 100 metų. 100 metų sėdi prie automato ir 1 milijoną išleisti. Taip ir yra. Tai va, tai yra ta patirtis, tikrai dabar problemų jokių nėra. Vienas iš paskutinių yra Vokietijos įstatymas, turbūt paskutinis Europoje, kad sielas įstatymas. Daug ką įvertino, daug suprato. Va, ir padarė. Ir visos žemės dabar yra unifikuotas įstatymas, visom žemėm vienodas. Ir tarnyba yra. Bet nauja, bet paliko ir senas. Bet ir nauja. Taip, jinai ant visų žemių veikia. Tai va, tai Halės mieste. Tai va, tai tiek, o toliau čia galbūt. Gerai, trumpai perbėgsiu, vis tiek jūs matėt visą raštą, tai aš tiesiog akcentus sudėliosiu. Tai pirmas dalykas, tai dabartinėme įstatymė jūs siūlo 2 naujus, ne naujus, bet du formuluoja 2 politikos principus. Šiaip realiai žiūrint ir į Angliją, į Vokietiją ir į kitas valstybės, tų principų yra gerokai daugiau, ten kokie 7, 8 iki 10. Ir čia šitoje vietoje aš siūlyčiau pasižiūrėti į Genelienės disertaciją. Čia Majausko buvusi padėjėja komitete, paskui apsigynė MRU disertaciją. Tai jinai ten tų principų prirašiusi irgi, ta prasme, tikrai vertų dėmesio, į kuriuos verta pasižiūrėti. Tai čia tikrai verta tą. Čia turime omeny, kad čia yra ekonominė veikla. Jinai vis tiek, suprantat, yra reglamentuota, plus jinai neša valstybėje kažkokią naudą. Taip negali sakyti, kad jau jinai čia tokia, kad jau čia viskas. Yra, jeigu teisingai sureguliuota, tai yra naudinga veikla iš tikrųjų valstybėje, nes jeigu būtų nenaudinga, jos iš vis nebūtų. Va, tai yra daug dalykų, kur atspindi šitos veiklos, pavadinkim, ypatumus. Kalba einagi apie skaidrumą, apie nutolimą nuo kriminalo. Tai čiagi svarbus labai dalykai yra. Tai viskas įstatymė yra, tai reikia tą sutvarkyti galvą normaliai. Tai va. Projekte yra tiksliau. Antras dalykas tai yra ES samprata lošimo paslaugų ir čia šitoje vietoje, man atrodo, čia bazinis, principinis toks mūsų požiūrio skirtumas. Nes kol kas, aš suprantu, kad jūs remiatės dabartinė teisės aktų sistema ir tas dvilygių požiūrių loterijos azartiniai lošimai, bet šitoje vietoje technologijų pokyčiai jie tiek akivaizdus, ypač kai žiūri į nuotolinės loterijas, kurios pagal visus parametrus iš esmės labai panašios arba į smulkias lažybas, arba į B kategorijos automatus. Netgi veikimo principas, statymo dydžiai, lošimo ciklas, laimėjimo dydžiai, viskas yra identiška ir šitoje vietoje tada nėra, kyla natūralus klausimas, kokiu pagrindu mes nuotolinės loterijas, net ir paprastas loterijas, pavyzdžiui, ten tas dabar, kur yra,
momentinės loterijos po 50 eurų bilietas vienas netgi, ta prasme. Tai jau nebėra netgi, sakyčiau, netgi ne B kategorija, čia kazino lošimo lygio parametras, kai tu 50 eurų nusipirki bilietą ir per sekundę gauni rezultatą. Tai va čia principas, arba tokia esminė pastaba, tai yra suderinimas su ES požiūriu. Ta prasme, šitoje vietoje iš tiesų mūsų manimų reikia judėti greičiau, lėčiau, bet reikia turėti tikslą, kad į lošimus turim žiūrėti bendrai sistemiškai. Turiuomenį, ta prasme, tiek loterijas apjungiant, tiek dabartinius mūsų azartinius lošimus. Liutauras nori pasakyti, kad yra žaliojoje knygoje 11 metų Europos komisijos užsakymu, reiškia, žalia knyga sukurta internetiniai lošimai vidaus rinkoje, kur lošimų paslaugos yra apibrėžtos kaip bet kurios paslaugos, kurios apjungia pinigų sumos statymą sėkmės žaidimuose, tai yra azartiniuose lošimuose, įskaitant loterijas ir lažybų sandorius. Ir yra teikiamos fiziniu arba nuotoliniu būdu, elektroninėmis priemonės atskirų paslaugų gavėjo prašymų. Viskas. Tai tas akivaizdžiai rodo, kad lošimų paslaugų sąvoka yra vyraujanti, kuri apjungia, kaip Liutauras sako, ir lažybų sandorius, ir loterijas. Pas mus gaunasi, kad lažybų sandoriai yra pakišti po azartiniais lošimais. Bet iš tikrųjų čia šitam lošimų paslaugų biškai kitaip yra išdėstyta. Ir paskutinis Vokietijos pavyzdys irgi tas pats. Vienam įstatyme jau viskas vienoje vietoje. Ta prasme, nėra jokio skaidimo. Tada gaunasi, kad politikos principai, jie yra unifikuoti visom lošimų paslaugom. Azartiniam lošimam, lažybom, loterijom ir kitiem. Tai galva galioja visiems vienoda. Ir visi tos, kaip sakant, pagrindinius reikalavimus vykdo, kaip socialiai atsakinga veikla, tą, ką jūs parašėt, kaip sakant, sveikatos klausimai, kaip sakant, nutolimas nuo kriminalo, skaidrumas ten ir panašus dalykai, nauda ekonomikai, sakykime. Tai viskas čia tvarkoja. Einant toliau. Trečias punktas yra apie tai, ką Samuilas pradžioje užsiminė, tą priežastys arba paskatos, kodėl reikėjo inicijuoti pakeitimus. Tai va šitoje vietoje, jeigu žiūrint taip šiek tiek sistemiškai, žiūrint į praeitos dar kadencijos vyriausybės programą, ten buvo numatyta, kad tyrimai probleminio lošimo paplitimo turi būti reguliarūs ir nuolatos daromi, valstybės finansuojami. Tai iš esmės tas VGTU padarytas tyrimas buvo pirma kregždė, bet ta pirma kregždė panašu, kad gali likti sustoti ir toliau nejudėti. Tai va šitas dalykas blogai, nes neturėdami tokių validžių normalių tyrimų, netgi ir VGTU, ten aš jau Seime kritikavau, ten kai kurie įžvalgos ten pas juos taip žemiau kritikos, ne? Bet nepaisant to, tai jau šiokio tokio lygio, bent jau pretenzijos į tam tikrą moksliškumą. Dabargi didžiausia bėda, ir jūsų, ne tai kad didžiausia, bet tokia rimta problema jūsų projekto, jūsų siūlymų, jūs siūlot priemonės, kurių daugelis visai protingos, geros ir naudingos, bet klausimas kyla, kokią ligą jos gydo. Ir va šito, kai nėra aišku, kokią ligą jos gydo, tada neįmanoma pasakyti, ar šitų priemonių reikia, ar jų pakanka, gal reikėtų dar kažkokių kitokių, gal reikėtų dar papildomų sąrašų. Ir tada patikrinti, ar jos efektyvios, ar jos duoda rezultatą, tada neįmanoma. Mes tada atsiduriam toj situacijoje, kaip 21 metais Majauskas žadėjo, čia visi pakeitimai, čia išspręsim, sutvarkysim taip toliau. Gerai, 21 metais padarė pakeitimus, Seimo nariai subalsavo, šiandien žiūrim į rezultatus, visiškai priešingai nuvažiavo rinką, negu pažadėjo Majauskas. Ne priešingai, jinai toliau labai sparčiai nuotoliniai plėtojosi. Ta rizikingiausia pasiūlytas paketas, kazino paketas, daugiausiai plėtojosi, tas akivaizdu, iš rodiklių matos. Tai dar labiau aršino, žemė tuo metu visiškai sustabdė, kadangi tie reikalavimai visiškai neproporcingi, su 9 ar 13 tūkstančių eurų į mėnesį bruto vienos lošimų vietos, kreiptis į tarybas ir taip toliau. Plus, jūs įsivaizduokit, iki kokio absurdo, dabar čia, reiškia, pasiūlymai gavosi taip, kad nuo tarybos sutikimo datos iki, reiškia, kreipimosi į lošimų priežiūros tarnybą dėl leidimo 2 mėnesiai. Jūs įsivaizduojat, pastatyti lošimo namus, kazino tikrą, reikia gal 2 metų, gal 1,5, 2 mėnesiai. Tai čia matosi, kad žmonės už rinką norėjo uždaryti ir uždarė jį.
iš tikrųjų uždarė. Va tokiu būdu, tai yra nerealūs dalykai. Reiškia, įrengti patalpas, priduoti, gal tarybos prieš tai sutikimą, nes jei sutikimo neturi, tai ką tu darysi? Tu nieko nedarysi. Gavai sutikimą, per 2 mėnesius parengiai patalpas ir kreipiesi į priežiūros tarnybą. Nu, tai yra neįmanomi visiškai dalykai, sąmoningai padaryta aiškiai, va tyčia, kad nebūtų galima iš vis plėtotis. Tai normalius lošimo namus, kazino tikrą, kad įsteigti, nu, tai nei 2, nei turbūt 12 mėnesių nepakaks, kad padaryti tokį dalyką. Nu, čia yra rimtas reikalas. Nu, daug investicijų ir taip toliau. Žmonės net stato pastatus specialiai lošimo namam. Nu, tai va tokie čia dalykai. Nu, tai buvo keletas tų sutikimų tarybos, bet va šitas reikalavimas sužlugdė visas viltis. Ir viskas, ir baigėsi. Nu. Ir tas mokslo kartas kabo Tai prie ko vedu? Tai norėjo žmogus geriau, bet dabar paimkime, pažiūrėkime nuo jo priėmimo iki dabar. Tai kaip rinka, reiškia, struktūrizavosi dar, kaip jinai kilo po 30% į metus, vartojimas didėjo, toliau problemų atseit didėjo dar daugiau, nu ir tada reikia imtis priemonių. Nu, sakau, tas yra keiščiausi dalykai, o kur tas vertinimas visgi? Nu, ir gavosi, sakau, antiek, reiškia, suspaudė tos nusaikesnės rūšies, kaip lažybų punktus ant žemės, ant kiek suspaudė tos salonus B kategorijos. Nu, ir mes tikrai, pasikartosiu, ką matom toj struktūroje dabar, sakykime, nuotoliniu, ar ne? Tai jeigu B automatai, kur tu užeini į vieną puslapį ir gauni visas paslaugas jo nuotolinė erdvėje, pas operatorių, tai ką tu matai? Tu matai, kad ant A automatų 61%, reiškia, žaidžia, čia 1. Tai visiškai aišku, kad tai yra visiškai skirtingi dalykai ir jie labai skiriasi pagal atraktyvumą, nes tikrai tu gali statyti labai daug, laimėti daug tau žada ir labai greitai visas procesas, o po to verkia visi, kad išleido pinigus. Tai aš prie ko ir vedu, ant žemės vaizdas šiek tiek kitas, bet visą tą industriją jinai sužlugdys ir žemę, nes jau žemės pelningumas jau ten ir plus mokesčiai dar būtinai vienodi. Tai jeigu kazino turi 160-170 tūkstančių pajamų per mėnesį, salonas 13 900, o lažybų punktas 9 tūkstančius, tai jūs galite įsivaizduoti, reiškia, koks spaudimas, jisai visiškai nevienodas, po 20%. Tai B kategorijos 750 eurų per mėnesį uždirba automatas. Kazino 1,5. Tai yra skirtumas, kur 20% tu sumokė nuo 1,5 ir tau lieka dar 1200, o šičia lieka jau 500 tau. Ir tu, kaip sakant, artėji prie 0. Ir dėl to pas tave tik 6% jau likę, nes pajamos krenta, kadangi tie atraktyvūs sektoriai, ypač nuotoliniu būdu, jie keičia struktūrą rinkos. Tai dabar prie ko vedu, visi šitie dalykai tai yra valstybės reguliuojami. Čiagi nesavaime gaunasi. Kaip tu sureguliavai, taip tu ir turi. O ir paskui, sako, jo, mes turim masę problemų. Tai nepamirškit, kad prie tų problemų eina savotiškas rinkos griovimas. Prie visų tų kitų, prie plovimo, prie socialinių problemų. Taip, milžinišką poveikį padarė į kitus sektorius. Tai Vokietijoje, kaip sakau, kadangi jie vieni iš paskutinių legalizavo, taip, gal ir paskutiniai, nes Olandai panašių laikų taip pat, mes nebuvom paskutiniai, kaip čia deklaravo, kad kuo greičiau nuotolinius paleisti. Tai suprato šitą ir tikrai darė viską, kad apsaugotų ir vartotoją, ir darė, kad apsaugotų verslą, kuris daugelį metų dirbo ant žemės. Ir tai panašu, kad jiem pavyko ir pavyks. Nori eiti kazino, eik į kazino, ant žemynį, prašau, kur aptarnauja visą regioną vienas, eik ten ir leisk pinigus, ir nėra problemų, ten jokių limitų. Gali žaisti, prašau. Jo, čia Vokietijai limitai internete. Tai ir dar įdomiausia, kad ten valstybė turi savo akcijų dalį šitose bizniuose. Konkrečiai lošimo namai, loterija nacionalinė, jie turi savo dalį.
tai jie rūpinasi savo dalim. Va, o nuotolinius atidavė privačiam verslui. Gerai, toliau einam. Tai va šitoje vietoje, kas pas jūs tikrai gerai projekte, tai ta savanoriškų limitų idėja. Jinai iš principo yra teisingas žingsnis teisinga linkme. Tik tai mūsų manimu reikia eiti toliau iki pat vokiško pavyzdžio. Kitaip tariant, nustatyti, kad tai nebūtų savanoriški limitai. Nes, iš esmės, ką reiškia savanoriškų limitų idėja? Iš esmės, jūs pripažįstat, kad riboti lošimai yra saugesnė paslauga. Ir Vokietija tą irgi tiesiogiai patvirtina savo sprendimais. Tai šitoje vietoje mūsų tik tai kritika jūsų formuluotėm ir jūsų sprendimui yra tai, kad mūsų manimu čia nereikia savanoriškumo. Čia iš karto turi būti limitai nustatyti ir internete laisvė lošti tam tikrą prasme smarkiai apribota. Taip, čia teisinga Loritos pastaba buvo, kad čia bus klausimas, kiek čia yra laisvės ribos ribojimas, bet būtent Vokietijos pavyzdys mums leidžia sakyti, kad tą galima daryti, jie ten ir teismų yra turėję ir laimėjo tą poziciją. Ir šitoje vietoje čia yra valstybės valinis apsisprendimas, ką leisti, ko neleisti. Taip. Ir čia šitoje vietoje, ta prasme, mes tikrai tą idėją palaikom, tik sakau, mūsų manimų tai neturėtų būti savanoriškumas, bet iš karto, nes kitu atveju kilo toks biškai klausimas, toks irgi toks, palaukit, tai jeigu mes iš pradžių pripažįstam, kad žmogus turi problemų, tada jam savanoriškai leidžiam nusistatyti arba privalomai pasiūlom nusistatyti limitus. Tai palaukit, jeigu jau turi problemų, tai jį apskritai reikėtų iš tos įstaigos pašalinti. Taip grubiai tariant, tarsi mes neturim žaisti, ta prasme, kad jeigu žmogus probleminis, tai jam truputį leiskim narkotikų susileidinėti. Tai ne, šito mūsų požiūrį ganėtinai kategoriška, kad jeigu iš tiesų esam socialiai atsakingi, tokiu atveju, jeigu tik tai identifikavom, kad turi žmogus problemų, jį iš karto tam tikrosme apribojam nuo bet kokio poveikio. Toliau perinant prie... Dar norėčiau papildyti šitą vietą, kad jeigu yra iš tikrųjų vienoje vietoje, vienam tinklalapį, ant žemės yra kitaip. Pavyzdžiui, Vokietijoje net draudžiama, kad lažybų punktas būtų sugretintas kartu, sakykime, su salonu. Jie turi būti atskirai visiškai. Tai tokia yra irgi tvarka, nes jie tiesiog nori išskaidyti šitos dalykus, kad nebūtų, sakykime, per daug nutraukos, gal per daug azarto ir taip toliau. Tai prie ko vedu dabar? Tai gaunasi, jau mes čia kaip pavyzdį tą matom. Ant žemės mes to taip nematom. Bet, pavyzdžiui, nuotolinėje erdvėje, kur visi randasi vienoje vietoje, vienam tinklalapyje, tu užėjai pas organizatorių ir tu gauni visiškai visas paslaugas. Tai būtent dėl to mes ir matome, dėl to didžiulio iš tikrųjų atraktyvumo. Čia nekalbu kaip grinai kažką privačiai, kalbu tą, ką mes visi matom ir kas yra tarptautinėje erdvėje, visiškai visiems aišku, kad jeigu tu vienoje vietoje paduodi vienodai visiems vartotojams, visas paslaugas praktiškai absoliuti dauguma rinksis tą paslaugą, kuris gali daug laimėti. Ir viskas, ir surizikavęs. Tai jis tą ir daro, tai mes tą ir matom. Dėl to būtent tie kazino, reiškia, žaidimai, ypač A kategorija, faktas, mes iš skaičių matom, akivaizdžiai dominuoja. Tai aš prie ko vedu? Jeigu tu taip teiksi toliau, tai mes ir matysim, kad ten kažkokia B kategorija turės apie 1%, tie turės apie 65, 70 ir visi bus patenkinti, kad pilietis taip stipriai, sakykim, reaguoja. O verslas susiraitys, tai čia aišku. Tai mes prie ko vedu? Vedu prie to, kad toks įspūdis, kad ir ant žemės bandoma irgi kažką panašaus padaryti, kad tiesiog susivalgytų. Ir viskas yra interesantų, tas akivaizdu. Tai tas reguliavimas turėtų būti būtent toks, kad atskirt, o ne į krūvą visus. Tai čia jau yra valstybinio reguliavimo instrumentų pagalba tas vyksta. Ir nuotoliniai, kadangi jie visi krūvoj, taikomi kiti įrankiai visai. Būtent kaip Vokietijoje padarė, ar dar kažkokie tai visiškai kiti. Nes aš šiandien galiu pasakyti jums tiesiai šviesiai, gerai, davė jam tą 1000 eurų į mėnesį. Tvarkoj, jisai ateis būtent ten nueis. Ir jis laimės 30 000 ir tai yra realu, ne 100 eurų ir ne 1000, 30 000, 20. Tai azartas, tai žvėriška, išlaimėtų, tai jis gali žaisti kiek nori. Čia laimėti yra pinigai, čia ne jo įnešti.
Ir įsivaizduokit, koks azartas, gali statyti kaip nori, kiek nori, kad sužaista 20 000, o gal laimės dar 50. Prie ko vedu, ta industrija leidžia tą daryti. Tai aš vedu prie to, kad čia yra reikalų, iš tikrųjų, dėl didelio labai azarto, iš tikrųjų. Taip, va. Dabar ką norės, tą jis darys su tais pinigais, norės praloš juos, norės pasiims. Čia jo reikalas, bet principė, negalima sugretinti šitų verslų, kur ten 100 eurų, tegul jis per vakarą, iki 1000 davarys, tvarkoj, bet ne 30, ne 20, nes parametrai leidžia tą daryti, nėra problemų. Dėl to ant žemės būtent lošimo namų Europoje yra nedaug, jie išskirti yra. Aptarnauja regioną. Tai mums akivaizdu, kad nuotolinė erdvė irgi taip negalėtų būti. Supranta, tokia žiauri invazija į žmonės. Ir jau kalbėjau, kartojos, tai turi įtakos ir pinigų plovimui, kadangi iš tikrųjų dideli labai laimėjimai. Dėl to kazino mašinos, jos iš fabriko jau išeina su SAS protokolu, sujungt mašinas ir tu per atstumą matai visus tos procesus. Tai čia kazino industrija, bet ne kitos industrijos. Prašau. Gerai, konkretus pasiūlymai, kas įstatymė gerai ir arba ką reikėtų tikslinti. Tai viena konkreti yra probleminio lošimo samprata, savoka. Tai mūsų manymu reikėtų remtis amerikietiškų DSM naujausią redakciją, kur probleminis lošimas yra ne potraukis, o veikla. Čia konkreti formuluotė ten nurodyta, F63 kodas. Nes probleminis lošimas, jeigu tai yra potraukis, tai čia, kaip sakant, jis gali būti suvaldytas, tai čia nebus lošimas. Būtent tai yra veikla, kai jau kažkas daro. Antras dalykas yra tai, kad visos tos atsakingo lošimo pareigos, daugelis iš jų yra teisingos, reikalingos, taip toliau, bet, kaip aš jau prieš tai minėjau, labai svarbu, kad tai būtų ir loterijoms, ypač nuotoliniams loterijoms, nes tai yra tiesioginė atsvara dabartiniams azartinių lošimams rūšims. Ir šitoje vietoje, ar tai būtų nuotolinės loterijos, ar tai būtų momentinės loterijos, būtent pagal parametrus, tos lošimo pareigos ir turėtų atsirasti. Kur ten yra statymas euras, tai gal ten net nereikia nieko, bet kur yra momentinis bilietas už 50 eurų, akivaizdu, kad tai jau yra rimtas lošimo pavojus ir šitoje vietoje tas atsakingo lošimo pareiga turi atsirasti. Ar ją įmanoma šitam įstatymę pritaikyti loterijoms, čia teisinis teisėkūros klausimas, galbūt reikia papildymo ir loterijų įstatymo atitinkamo, arba šitam įstatymę reikia daryti nuorodą, kad šitos nuostatos taikomos ir tokioms loterijoms. Čia labai gera vieta ir norėčiau dviem aspektais papildyti. Labai norėčiau, kad Lolita užsirašytų. Tai, kaip jau minėjau, sakykime, tie nusaikus lošimai traukiasi ant žemės, konkrečiai nuotolinė erdvė iš vis nefigūruoja. Ten su 1-2% tai yra niekas. Tai dabar, reiškia, ateina pasiūlymas, ar ne, didinti iki 21 metų. Tai vartojimas yra 15 metų lygyje sumažėjęs. Ir sako, reikia daryti taip visiems, 21, kažkodėl tai. Tai, kad ten nieko nėra. Tai Europoje, aš pasakysiu tiesiai šviesiai, mes nežinom valstybės tokios, kur B kategorija būtų 21 metų. Nežinom, visur 18. Koks priežastinis ryšys, kad daugiau žaidžia ar ką. Nėra, rodiklė aiškiai rodo, kad randamės ten kažkur tai, nežinau, ar 15-17 metų lygyje. Dabar loterijose nėra valstybės irgi, taip kaip čia, kad būtinai padaryta 21, tokios valstybės nėra Europoje. Dabar bet B. Dabar, reiškia, loterijom irgi nėra valstybės, kad nepilnamečiai loštų. Visur 18+, Anglijoje buvo tik 16+, bet pakeitė, prieš porą metų padarė 18+. Tai aš vedu prie to, keišiausi dalykai vyksta, suprantate. Tai man atrodo, čia reiktų analizuoti, žiūrėti, nes tie skaičiai kalba patys už save, kad čia aiškiai pertekliniai reikalai. Dabar labai svarbus momentas, registras tas vadinamas, čia labai svarbu. Tai yra tokie, kur finansų ministerija yra valdytojas, o LPT yra tvarkytojas, reiškia tų reikalų, tai to registro. Tai dabar yra punktai tokie 14-17,
Įstato nuostatų. 14.18 ir 14.19. Tai kalba ten tie 3 punktai štai apie ką. Pirmas, kad tam žmogui, objektui vadinamam pagal nuostatus, kuris kreipiasi dėl apribojimo jam lošti, taip, jis neturi pareigos pateikti konkrečiai kokioj rūšy žaidė, vienas. Kitas punktas, kokioje vietoje žaidė, nereikia. Ir trečias punktas, įdomiausiai, kokios priežastys jį paskatino kreiptis į registro tvarkytoją, kad jį įtrauktų ten. Tai kitaip tariant, iki tokio lygio yra tie klausimai užnevilioti, kad nieko suprasti jau nebeįmanoma, iš kur jis iš viso atsirado tas žmogus. Ir keisčiausia yra, kad va šita statistika, jinai nevalidi yra. Visiškai, ten 16 000, tai kai pradėjo registrą, vystyti 17 metų, ten kažkokį mėnesį, tai buvo 4,5 tūkstančio tik tai pradžioj. Dabar 16 000 ir mojuoja to skaičių. Bet problema ta, kad ir Griffithas, čia vienas iš pagrindinių mokslininkų, reiškia tyriant priklausomybės, aiškiai sako, negali tarnauti registro, savanoriško registro skaičiai negali tarnauti kaip validus duomenys nustatyti priklausomybėm ir problemų mastą. Negali būti, tik tyrimai validus, neapklausos, validus tyrimai gali ant stalo. Ir jais remiantis, taip, tada teisiniai galimi pertvarkymai. Tvarkoja, dėl to nieks neginčia. Bet tokios. Sąjungos teisingumo teismas irgi yra pasakęs, kad atskiri atvejai konkretus Petro, Jono, Onutės negali būti teisėkūros. Negali. Už širdies imantis atvejai, kaip transliuoja čia ir ištraukia žmogų vieną kitą, čia negali tarnauti kaip pagrindas teisėkūros, reiškia, veiksmam atlikti. Negali tai būti. Tai noriu pasakyti, su to registru reikia iš tikrųjų žiūrėti, nes mums kilo labai daug klausimų, iš kur tie skaičiai tų žmonių tokie ir panašiai ir taip toliau. Ir čia susijęs mūsų klausimas pradinis, kas paskatino, kokios priežastys. Tai va šitoj vietoj, jeigu tai registro duomenys, tai šitoj vietoj, tų registro duomenų mes visiškai tada neaišku, tai ką mes spręsim, nes va šitoj vietoj, jeigu mes negalim pasakyti, kad lošia ten Kaune, lošia Zarasuose, lošia Akmenėj, tai tada ir mūsų priemonės bus taikomos neaiškiu efektyvumu. Ir priešingai, jeigu mes žinotumėm, kad lošia to ir to rūšį, lošia ten ir ten, tokiu ir tokiu metu, tada ir priemonės būtų gerokai efektyvesnės. Žiūrėkit, kas gaunas, kaip sakant, gaunu kažkokių tai žinių, kad būtent šitam laikotarpiu Seime šusnim ten siunčia ten elektroninių paštų skundus, ten giminė žaidžia, ten dar kažkas žaidžia, ten pralošia, turi problemų. Būtent tada, kada tie klausimai keliami. Baigsis klausimai, baigsis rašiniai. Tai toks vaizdas, kad čia viskas yra dirbtinai daroma, kad kompromituoti tą verslą ir panašiai. Tai aš prie ko vedu, čia labai svarbus dalykai, kurios tikrai yra ir sprendimai Europos teisingumo teismo, kad iš tikrųjų negali būti vadovaujamasi tokiais dalykais. Yra dalykai paprasti, darai validžius tyrimus, iš tikrųjų, ten, kurie atitinka tarptautinius standartus ir viskas, tada galėsi žiūrėti ne tik Lietuvoje, bet ir pažiūrėti, kaip tu atrodai kitų valstybių akyse, ta prasme sulyginti rodiklius ir taip toliau, kur mes iš vis randamės. O dabar gaunas ateina krūvos laiškų, sakė, dieną po 200. Ir gaunasi, kad sujaudina labai tos Seimo narius nežmoniškai, jie nieko nesupranta ir jie daro visokius dalykus, kurie yra. Jie iš tikrųjų negali suprasti, iš tikrųjų, bet atsakomybės tai nerasta. Kaip matom su Majausku. Ką padarė? Toliau. Bet mato, ta demokratija baigėsi kuom? Labai tragiškai, žinokit, baigsis labai liūdnai, iš tikrųjų. Tai žiūrėkit, demokratija kokia, bet šiandien mes kalbam jau turbūt valandą laiko šiandien. Nebūtų tokių dalykų, gal ir nekalbėtume. Suprantat, jie generuoja problemas. Tame ir yra klausimas.
kad gal mes dabar tikrai neturėtumėm nei jūs dirbti, kaip sakant, krūvį baisų ir atsakomybę, nei mes dabar šnekėti, čia mes Birštone atvažiavę, tai geras oras, tai viskas gražu labai, bet nepagalvokit nieko blogo. Gerai, trečias punktas konkretus, kas su įstatymu iš tiesų yra taisytina, tai tų nuotolinių lošimų platformų duomenų, pavadinkime taip, įvairovė. Dabar mes iš esmės turim tokią elektroninės automatų duomenų valdymo sistemą, mes turim Lakisą, mes dabar tą lošimų platformas įvedinėjom. Kur mes matom bėdą, realiai dabartiniai siūlymai neišspręs problemos, jeigu taip tiesiai išsakant, neišspręs stepukonio problemos. Dabartinis siūlymas neapjungia tų visų skirtingų duomenų sistemų į vieną vietą ir priežiūros institucijos, kontrolės institucijos vis tiek neturės sprendimo. Šitoje vietoje, vėlgi, čia reikalingas, iš tiesų, toks labai išsamus, jau čia, sakyčiau, technologinis inžinierių vos nelygio žmonių išsiaiškinimas, kur ir kokius duomenis reikėtų apjunginėti, kad tai visa veiktų ir kad prižiūrėtojai iš tiesų turėtų galimybę stebėti stepukonių perlenkimus. Čia šitoje vietoje dabartinis sprendimas mūsų manymų, kiek mes matom, neišspręs. Kitas labai svarbus punktas tai yra baudų dydžiai. Čia, jeigu taip labai primityviai sakant, pagal, jeigu būtų įteisintas toks dabartinis baudų dydžių formulavimas, skaičiavimas taip toliau, tai geriau apsimokėtų dirbti nelegaliai, geriau įsisteigti nelegalią veiklą ir ją vykdyti, baudos būtų mažesnės, negu čia oficialiai teisėtai dirbantiems operatoriams. Kitaip tariant, su baudų dydžiais čia yra akivaizdu, taip, vėlgi, gražiai atrodo taip toliau, bet realiai žiūrint. Tai gaunasi veikla mažesnė žymiai rizikos ir baudos negu legaliai veiklai. Tai tokie čia dalykai. Tai čia, manau, negerai yra tikrai. Dabar, gerai, kad viceministrė yra, pasakysiu, gal neturėčiau sakyti, bet iš patirties. Žiūrėkit, jeigu vadovas priežiūros, gerbiamas žmogus, sakykim taip, visi šitą organizatoriai gerbia. Tai negalėtų būti, kad į metus 12 gauna protokolų vieną bendrovę. Paskutinius 12 mėnesių, sakykime, paėmė tam tikrą tarpą, 12 protokolų dėl pažeidimų. Tai jeigu tu gerbi instituciją ir tu gerbi vadovą, taip, ir yra iš tikrųjų, žmonės supranta kažką tai ir ne, tai mano galva nereikia nei tų baudų. Tai turėtų būti sutvarkyta vien dėl autoriteto. Užtenka, taip, tas turėtų būti. Kažkaip. O dabar milijoninės baudos, tai aš šiandien galiu pasakyti, apyvarta tai gali būti didelė, o pelnas gali būti mažas, nes apkrautas esi, aš jau kaip minėjau, 6% pelningumas, o statomos sumos 24 milijonai. Tai jūs įsivaizduokit, ko čia gali baigtis šitie dalykai. Eina nuo pajamų, o tos pajamos yra, dar yra krūva išlaidų, krūva, tame tarpe mokesčiai. Ir tu turi nedidelį pelningumą. Ir nes baudos skaičiuojamas baigtas. 3% metinių pajamų, kitaip tariant. Čia gali labai būti rimtos pasiekmes šitų dalykų. Vienos baudos užtektų iš esmės... Kai kam, ne visiems, ten, kur yra 50% pelningumas, taip, tai ten jis gali sumokėti, kodėl ne. Supranti, tai bet šiaip tai čia yra didžiulė rizika, žinokit, ir gali taip atsitikti, gali. Nes negali būti garantuotas dėl kažkokių darbuotojų ir taip toliau. Nėra taip, kad jau 100% tu užtikrintas, kad nieko nebus. Gali būti. Vėliau, konkretus labai punktas, kur priešos tarnybai siūloma daug... Nematom, žinot, ką pagrindo ir korupcija. Žinokit, kai tokio dydžio sankcijos, tai čia pagrindo korupcija yra, tas akivaizdu irgi. Mes ten surašom, kad ten lengvinačios, sunkinančios aplinkybės visiškai neaiškios ir ten neaišku, kokiu pagrindu jos suskaičiuojama. Tikrai čia yra neproporcingai, neadekvatus dalykai. Iš tikrųjų. Jeigu turbūt plovimo yra mažesnės baudos už plovimą, kur pavogė gal milijoną kitą. Nežinau. Bet čia negalima palyginti, nes klausimas yra, už ką tu gauni dabar. Kad Petriukas užėjo sulošė, ką? Kas atsitiko tam Petriukui, jeigu jis ten užėjo? Įlindo, nepamatė, kasoj sėdi kasininkė.
Realūs dalykai gyvenimiški. Tai va. Toliau, jau į pabaigą einu su savo argumentais, tai vienas iš kur lošimų priežiūros tarnybai siūloma daugiau galių teisinio reguliavimo srity, tai čia šitoje atveju mūsų manimų netinkamas sprendimas, kol tai yra įstaiga po instituciją, o negrįžtam į komisijos, į VLPK modelį, tai deleguoti teisėkūros funkcijas priežiūros institucijai būtų sistemiškai žiūrint ydinga, nes tada visiškai neaišku, tai liktų kas kaltas už politikos formavimą ir jos įgyvendinimą. Nes vieni sakytų, tai čia ne mes sugalvojom, tada LPT stumtų ant ministerijos. Čia pasidalinimo to konkretumo, kas konkrečiai. Dabartinis modelis yra aiškesnis ir, pavadinkim, taip aiškiau atskirtas. Ir paskutinė tokia konkreti pastaba, tai yra, kad iš esmės visų projektų neigiamų pasiekmių, ten tokios deklaratyvios pasisakymai, tarsi, kad neigiamų pasiekmių nenumatoma, neigiamos įtakos korupcijai neturės, kai mes matom akivaizdžiai, kad tiek neigiamos pasiekmes veiklai beveik garantuotos, kaštų augimas ir... Ypatingai žeminiam, nes žmonės viską daro nuotoliniam, yra kompiuterizuota, tai padarė ir turi. Mašina viską daro, turiu omeny programa, o čia gyvi žmonės. Ir tie kaštai nežmoniškai auga ir auga. Tai visą tai apibendrinant, mes matom tokius pagrindinius punktus. Tai didžioji dalis visų problemų tai yra rinkos struktūra, dabartinė, kurią mes turim, ją reikia taisyti. Taip. Jo struktūroje jinai ydinga visiškai išsivystė. Taip tariant, nuotolinių dominavimas yra ydingas ir čia ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos valstybių praktika. Jis nebūtų ydingas, čia priklauso nuo to, ką tu siūlai konkrečiai tose nuotoliniuose. Čia svarbus dalykas yra labai turinys. Antras punktas, tai kad įstatymo projekte vis dėlto norėtųsi matyti, ką sprendžia, kitaip tariant, kodėl tokius vaistus siūlom ir kokią lygą norim pagydyti. Va šito priežastinio ryšio tarp tikslų ir rezultato sunku pamatyti. Trečias punktas, tai loterijos nepagristai užmirštos. Tiesiog aš suprantu, kad dėl teisinės teisėkūros priežasčių tai yra įvykę, bet faktiškai tai yra klaida, nes tokiu atveju loterijos lieka tokia visiškai pamiršta zona. Mes turbūt grįžtum prie tos visgi minties, kad tikrai yra visiškai skirtingos rūšis ir gaunasi, kad realiai, sakykime, loterijom ir visai teisingai yra taikomas diferencijuotas ir proporcingas reguliavimas. Viskas čia tvarkoj. Ir netgi jeigu tai būtų po vienu įstatymu, taip, tai tam įstatyme be jokios abejonės atskirų rūšių reguliavimas jis būtų šiek tiek skirtingas ir negalėtų tai būti. Kad kazino lošimo namai būtų lygiai taip pat reguliuojami kaip, sakykime, loterijos arba kategorija ar lažybų punktai. Aišku, kad ne. Tai noriu pasakyti, kad mes grįžtam prie minties, kad reguliavimas visgi turi būti diferencijuotas ir proporcingos priemonės taikomos, o ne vienodos. Nes taip mes sudaužysim visiškai rinką ir dominuos toj rinkoje vien liūtai ir tigrai, plėšrūs gyvūnai, tik tai. O pusiau naminių ar naminių jų tiesiog nebeliks. Ir tai tikrai į tą einama, jau aiškiai matosi. Tai tokie dalykai. Dabar aš tiesiog dar iš istorijos noriu tiesiog priminti. Žinau, daugelį metų buvo įmamas pavyzdys iš Britanijos, Vokietijos ir tam ir buvo važiuota tada tenais, tiksliau skrysta ir panašiai. Tikrai labai gera kelionė buvo ir visiškai patvirtino tą, ką mes, kaip sakant, ir manėm ir kas buvo rengiama. Tai prie ko vedu? Smulkus verslas dirba. Mažų parametrų įrenginiais. Dabar žiūrėkit, kas atsitiko su nuotoliniu atsiradimu, reiškia, ir plėtra. Tai tose visose bažnytkaimiuose tu gali gauti tą kazino paslaugą nuotoliniu būdu. Tai čia stebuklingi dalykai įvyko, kai tam žmogui vietoj, sakykime, sidro ar alaus duoda spiritą atsigerti. Tai bet kuriam taške, kur nori. Tai noriu pasakyti, mano galva tai labai didelis praradimas, nes iš tikrųjų žmogeliai būtų kažkokias pajamas gavę ir taip toliau. O dabar, kaip aš sakau, ta paslauga užtinklinta visa Lietuva ir viskas. Ir dar plus nelegalios veiklos masė. Tai nuotoliniu būdu.
turiu omeny, nes su antžeminiais, kai tik klausimas dėl nelegalų sutvarkytas yra. Sutvarkytas. Buvo kažkadaise problema, bet jos neliko. Tai va, tai vedu prie to, kad didelė klaida buvo padaryta, kad neleista mažų parametrų industrijos. Ta, ką mes matėm ir Britanijoje, ir Vokietijoje, ir galiu pasakyti, niekam iš Seimo narių nekilo, reiškia, į galvą mintis, kad sumažinti tos įstatinio kapitalo nedydžius. 20 metų, niekam nerūpi. Labai nori stambų verslą matyti, bet galima matyti ir nestambų, nacionalinį, lietuvišką, kur tikra laisvalaikio forma, nes nei tu praloši daug, nei tu laimėsi daug. Suprantate, tai čia didelė klaida buvo padaryta. Ir kas blogiausia dar, kad vos ne pusė užsienio kapitalo įmonės, kurios nieko nesukuria iš viso. Jokio PVM, jokių darbo vietų, nors kiek reikšmingų. Nieko, nei plyno lauko investicijų, absoliučiai nieko. Tai mano klausimas, tai čia valstybės pozicija tokia, kad stimuliuoti jos, Majausko, kad žalią šviesą jiems atidaryti. O kam jie čia reikalingi? Kad pumpuotų pinigus iš Lietuvos? Manau, kad tikrai ne. Tegul atveža. O kam jiem vežti? Jų visa bazė tai ne Lietuvoje net. Tai, sakau, keiščiausi dalykai. Ir pjaunama ta šaka, ant kurios patys sėdi. Tai jeigu kiekvienas sritis, iš tikro galvos apie klestėjimą būtent Lietuvos, tai aš manau, gerų minčių daug būtų kilę, bet kažkaip tai atrodo tas viskas kitaip. Tai yra blogai, nes pasižiūrė, kaip brandžios, turtingos tos valstybės, jos tvarkosi. Vis tiek, jie labai stipriai skaičiuoja viską, labai stipriai. Tai už tai ir turi pinigų. Tai, sakyčiau, šiandien gal galima jaustis laisvai, bet ateis laikas, kai turėsi skaičiuoti. Tai manau, kad tą, ką padarėjai šiandien, ateis gal vėliau biškiai, jeigu teisingai padarėjai, bet viskas bus. Tai reikia galvoti ir plačiai. Mano manimu, negalime užsiciklinti čia ant sveikatos, ant tų socialinių tik tai ir taip toliau. Jie irgi svarbus. Taip, svarbu, labai svarbus, bet esmė tą reikia galvoti plačiau. Kas Lietuvai geriausiai, kaip geriausiai ir taip toliau. Tai šitą ir tam tikrą prasme baigiant mūsų pasisakymus, aš ir grįžtu prie mūsų minties, kad klausimų ratas ant tiek platus ir sudėtingas, kad be atviros didelės skaidrios diskusijos, dabar mes uždaram rate, galima sakyti, diskutuojame, bet šitą patį mes galime ir viešai, kaip sakant, detaliai, išsamei, ilgai ir numodžiai su šaltiniais, su nuorodom, su užsienio šalių kitų pavyzdžiais pateikinėti ir diskutuoti ir sakyti, galim taip, galim taip. Bet šitoje vietoje, iš tiesų, malonu ir ačiū už tą galimybę po ilgo laiko diskutuoti, nes čia buvo įprasta Seime, kad gaunam 2 minutės, per 2 minutės kažką galim pasakyti realiai nieko. Ir ačiū, jūs išklausėm ir jūsų nuomonė neįdomu. Tai tokia mintis ir pagrindas, taip, mes vis tiek grįžtam prie minties, kad darbo grupės formatas būtų optimalus. Ir dar aš norėčiau pabaigai, čia tikrai gera labai pabaiga, bet manau, ką pasakysiu, gal irgi nėra labai blogai. Mes visą laiką pavyzdžius ėmėm iš kaimynų. Tai į ką jie suvarė tą rinką, pavyzdžiui, Latvijos. Kaip jin atrodo, ką jie padarė, realiai. Jie sugriovė ją tiesiog, paprasčiausiai, ir viskas. Ir išimtinai tik tai neriboti lošimai. Tai aš prie ko vedu, kad nėra problemų ten sugriauti, ten išnyks, ten gyvens, nesvarbu niekas. Tai mano galva, ir mokesčiai dar juokingi ten ir taip toliau, turiu omenyje nuotolinių. Taigi žiauriai skiriasi Lietuva, Latvija ir Estija. Mokesčių lygis labai skiriasi. Tai prie ko vedu, matosi, kad nesinori mums kažkaip tai imti gerų tų pavyzdžių iš tų brandžių vakarų valstybių, palyginti 1, 2, 3, pakalbėti su žmonėm, kurie ten dirba ir taip toliau, kad suprasti tus reiškinius, nes vien iš skaičių ir iš straipsnių tu irgi negali visko gal suprasti. Reikia bendrauti daugiau, man atrodo, tarp institucinis, tarptautinis bendravimas būtent su vakarų, brandžių tų valstybių, mano galva. Ir išsiaiškinti, kodėl būtent taip ir ne kitaip, koks čia vaidmuo, kieno smulkus verslas, stambus verslas,
sektoriais, suprasti ir tada tikrai gali minimizuoti tas klaidas, kurios galimos, nes čia yra tokie dalykai, sakau. Nes dabar, ką mes matom, sprendimų krūvos ir visą laiką tęsiasi problemos, kurios niekaip nesibaigia ir motyvacija, rūpestis, sakau, sveikata jau pražuvo ir socialiniai dabar dalykai atsirado. Metų metais jų nebuvo, dabar jie atsirado. Tai ir ant to viskas daroma. Bet mano manimu yra ir kitų klausimų, sakau, kurie svarbus valstybei labai yra, mano galva. Tai tiek iš mūsų pusės šį kartą. Šiek tiek užtrukom. Tai Liutauras dar nepasakė tokių dalykų. Ačiū labai jums. Tai Liutauras dar nepasakė, žinot, kad kuo brandesnė valstybė, tuo lėčiau vyksta procesai. Tuo lėčiau vyksta jo ir tai vyksta porą metų, trejetą, kol padaroma iki pabaigos ir priimama viskas. O šičia gali tau padaryti per savaitę, jeigu šausi galvą kažkas, tai kažkam tai. Tai ir turim tokius rezultatus, sakykim, tikrai. Nes matot, kas yra, jeigu tu randiesi, sakykim, nuosaikioj toj pusėj, su apribotom labai galimybėm parametrinės, tai būsi suvalgytas šitam liūtų baliui. Konkrečiai suvalgytas, nes tu neturi tiesiog, panašiai kaip dabar Ukraina, neturi ginklų ir gauna į kailį. Tai tokie dalykai čia yra. Tai lygiai tas pats. Čia lygiai tas pats, reikia tą suprasti. Tai ačiū jums tikrai labai, buvo malonu ir girdėti, ir matyti. Tai matot, svarbu, kaip jos baigsis. Čia gali iki begalybę šnekėti. Bet mes norime pasakyti dalyką. Nieko nepasakėm, sakykim, prigalvoja čia kažką tai. Ta prasme, pasakėm tą, kas yra kitur. Pasakėm tiesiai šviesiai ir senai. Tai ir nieko čia, jokių išprotavimų ypatingų ar ko. Jo, kitaip tariant, visus mūsų argumentus mes tikrai galim kitų šalių pavyzdžiais, argumentais ir duomenim parengti, nes iš tiesų per tą laiką turim sukaupę tuos šaltinius. Yra Latvijoje, Estijoje, yra homogeninė realiai rinka. A kategorija visiškai dominuoja. Ir nuotolinėse, ir antžeminiuose. Tai visi vienodai blogi. Iš tikrųjų, taip ir yra. Ir yra lengviausiai reguliuoti tada. Suprantat? Bet šičia yra kaip Anglijoje, kaip Vokietijoje, kaip Nyderlanduose, kaip Ispanijoje, kol kas, bet jau praktiškai aš galvoju pakeliu jau į tą dujų kamerą. Toks man vaizdas, žinokit, susidaro. Ir ne tik, tas skaičiai liūdė. 27 metų savivaldybių tarybų leidimai čia bus iš tiesų peilis visiems. Tai čia akivaizdu, visas antžeminis sektorius. Jo. Tai ką, ačiū Jums.